Gali būti, jisai serga. Gal šiandien vakare pasižiūrėsim, kaip jausis, gal jau sportuos, bet jeigu ne, mes jo tikrai nestatysime rungtynėm, jeigu jis nebus pilnai 100% pasiruošęs rungtynėmis. Mes turime jaunų žaidėjų, kurie bandys įrodyti, kad yra neblogesni už jį ir taip toliau. Pirmadienį tam tikrais epizodais gana dažnai puodavot Savaitgalio rungtynėmis su Kalevo metu. Ar buvot patenkintas tom rungtynėm kažką jaunimą išbandėt? Jūs suprantat, kad Talino Kalevas tai ne to pačio lygio komanda kaip CSKA, bet faktas, mums reikia apžaidinėti jaunimą ir momentais tikrai jaunimas labai gerai, ne tik jaunimas, bet tie žaidėjai, kurie mažiau žaidžia, sakykime, Eurolygos rungtynėse, atrodė tikrai neblogai ir aš tikrai galiu jums pažadėti, kad rytojos rungtynėse mes matysime nematytų veidų aikštelėje ir aš galvoju, kad jie įrodys ir patvirtins, kad verti pasitikėjimo ir kad gali žaisti ir kad gali kovoti aukštesniam lygiui. Sakykime, tie nematyti veidai galbūt gaus tokias spec užduotį kaip Redikas Makliodą dengti kažką, tokias specialias užduotis turbūt. Taigi pamatysim, iki rytojos nedaug liko. O kaip manot, kuri komanda su CSKA žaidė geriausiai šį sezoną? Šį sezoną pagal rezultatą, sakykime, geriausiai sužaidė Barcelona vienareikšmiai, bet geros rungtynės buvo Žalgirio namuose prieš juos. O šiaip kaip sekat, jeigu sekat rezultatus, o toks jūsų kaip ir darbas, tai visos komandos su jais kovojo, ta prasme, išskyrus gal, sakykime, Bešiktašas, kurios namuose jie trečiam, ketvirtam kėliniui turėjo 30 taškų, tai su visom komandom jie kovėsi ir, taip sakykime, lengvo pasivaikščiojimo dar neturėjo nei su viena komanda. Aš tikiuosi, kad tai bus ir rytojos rungtynėse.